Tai ką mes šiandien švenčiame? O dar kitai. O dar kitai. Ir vėl turime gimtadienį, vėl turime šventę, nes gimė bažnyčia, būtent iš šventosios dvasios gimė bažnyčia. Iš dvasios gimė bažnyčia. Šiandien yra bažnyčios gimtadienis. Kur tortai? Kur tortai? Namuose gerai, ateisim tada pas jūs į svečius. Jį gimė tą dieną, kuomet saujelė baimės paralyžiuotų žmonių buvo užsidarę kambaryje, net užsirakinę, kad gintųsi nuo išorinio pavojaus. Ir štai tenai tūnodama tame vakarienputyje kažką pajuto. Pajuto evangelisto apibūdama, kaip smarkų vėją. Žinome, kaip šventoji dvasia simbolizuoja ugnelės, turim čia gražių prie altoriaus, taip. Ir dar šventoji dvasia yra vaizduojama kaip vėjas. Ir štai praveria jų tas užrakintas duris, išlaužė jas. Žinome, ką gali padaryti vėtra. Turbūt matėme jau ir Lietuvoje. Nereikia žvelgti už Atlanto, kas ten vyksta. Ir nuo to momento, kai į tą vakarienpotį įsiveržė šitas dvasios vėjas, bažnyčia išėjo į viešumą, stebindama susirinkusius žmonės, kurie pamatė, kad tie žmonės patyrė dvasios veikimą plačiai. Labai plačiai atvėrė savo priebėgos duris ir pradėjo kalbėti taip, kad juos suprasdavo visi ten esantieji. Kaip apaštalų darbai pirmajame skaitinėje girdėjome, sakė, jie suprato visas kalbas, jie galėjo kalbėti visomis kalbomis. Taigi visą šitą parodo, kad bažnyčios prigimtis nėra statiška. Bažnyčia niekada negali likti neveikli. Gimdama save pačią, kartais sustabarėjusią savo struktūrose. O apie ką aš dabar čia kalbu bažnyčia? Čia, kur mes esam šitoj pusėje, bažnyčia, čia jūs tik ne. Taip. Bažnyčia sudarote mes visi. Taigi aš kalbu, naudodamas terminą bažnyčia, apie visus. Nuo popiežiaus iki ten mažiausio esančių mūsų parapijiečių. Ir negali būti bažnyčia sustabarėjusi. Priešingai. Bažnyčia turi spinduliuoti kitiems. Būti varomąja jėga. Ji neturi bijoti bendrauti su skirtingą nuomonę turinčiais žmonėmis. Bažnyčia, tai yra mes kiekvienas, privalome mokėti prabilti kiekvieno kalba. Tai yra širdies kalba. Prabilti į kiekvieno žmogaus širdį. Sekminių dieną minima gimimo bažnyčios, kuri niekuomet nesijaučia pasiekusi savo tikslą. Kad kaip kartais mano krikščionis, įsivaizduoja esą nepajudinama teisumo uola. Bažnyčia užsispyrusiai nestovi vienoje vietoje, bet nuolat eina pirmyn,
ji yra dinamiška. Galima netgi būtų pasakyti, jog ją pirmyn stumia tas pats pirmųjų sekminių smarkus vėjas. Jei tikrai suprantame Kristaus žodžius apie pasiuntinybę, mes irgi, kiekvienas iš mūsų, negalime stovėti vienoje vietoje. Išganytojo pasiuntinybė šiame pasaulyje taip pat buvo susijusi su judėjimu pirmyn. Jis atėjo pas žmonės, tuo pačiu savotiškai izoliuodamas save nuo dangiškos buveinės. Jis atėjo, kad suartintų žmonės su Dievu. Ir aiškiai pasakė, jog šitas suartėjimas privalo baigtis sekminimis. Šitas suartėjimas privalo tęstis. Jėzus sako, kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jus siunčiu. Nejudri bažnyčia, besirūpinanti tik savo gerovę, tikrindama, ar jos nariai viską daro labai gerai ir tinkamai, bendraujanti su išoriniu pasauliu tik iškilmingais pareiškimais, perspėjimais ar pasipiktinimais, yra prieš sekmininę bažnyčią. Žinome, tokios bažnyčios niekuomet nebuvo. Tačiau kyla pavojus pasiekti tokią stadiją, jei visą laiką būsime susigūžę ir užsidarę savyje. Kiekvienas bažnyčios narys, kiekvienas tikintysis gali įnešti gėrį į pasaulį. Ir jeigu mes numojame ranką čia ir be manęs, čia bus gerai, aš pabūsiu kamputyje, ateisiu sekmadienį į mišias ir aš jau ne. Krikščionimis privalome išbūti visur. Ir mišiuose, ir gatvėje, ir darbe, visur. Bažnyčia, gimusi smarkaus vėjo, išreiškiančio dvasios veikimą, gal ir nepražus, jei nepasinaudo šitą paslaptingą jėgą. Tačiau visuomet išlieka ta nelemta galimybė išsigąsti. Vėl grįžti į savo namus, tvirtai užrakinti jas, pasisklęsti ir taip sumenkinti save. Žmonės ateina į bažnyčią netraukiami mūsų vidinių diskusijų ir pasitarimų, kaip reikia veikti plečiant Dievo karalystę žemėje. Bet žmonės ateina į bažnyčią, matydami tikrai tikinčius jos narius, paliestus tos ugnies, paliestus pastumtus tos smarkaus dvasios vėjo. Bažnyčios narius, atvirai prabylančius apie tiesą ir garbingumą. Minias iš tiesų gali sudominti iš aukštybių ateinanti dvasia, kelianti sąmyšį mūsų pačių skelbiančiųjų sielose, kurie drauge su kitais ieško kelio pas Dievą. Tačiau jos menkai tekreips dėmesį ir dozuotą mokymą, kalbas apie vidinę pusiausvyrą, siekimą išlaikyti žmonių nustatytą tvarką. Ką daro vėjas? Ką daro vėjas? Pučia, bet... Kaip? Pučia kur nori.
atsidarė. Vėtra, aš tada jau vardinsiu kitaip. Įneša sąmyšį. Štai pamatom, vėjas sukasi, kažką reikia bėgam, lekiam, kažkur uždarom slepiamės. Vėtra, smarkus vėjas, įneša sąmyšį. Jis nušluoja prirašytus popieriaus lapus ar sausą pernykštę žolę. Ir tikintysis, paliestas to smarkaus vėjo, turi į pasaulį atnešti sąmyšį. Ne chaoso, bet sąmyšį. Štai mes dabar ateidami čia, įsteigdami naują parapiją, į šią Šilainių mikrorajoną įnešėm sąmyšį. Toks kilo vėjas stiprus. Ūžė dabar viskas, ūžė aplinkui, dar mes kaip vakar su traktoriais ūžėme. Tai dar žmonės ten irgi ūžė kažkas tai. Bet jeigu šitas vėjas nušluoja tai, kas buvo bloga. Nušluoja visas negandas. Ir štai pajutę dvasios veikimą, pajutę tą smarkų vėją, apaštalai nebepuolė stiprinti durų uždangtų, bet kuo plačiau pasiskubino tas duris atverti. Kad būtų su visais žmonėmis, kad juos pakeistų, vedami dvasios atėjusių iš aukštybių. Šią sekminių dieną kiekvienas klauskime savęs, kiek aš turiu tos dvasios, tos smarkaus vėjo savyje.